Mes esame Gariūnų žvyro karjere ir čia Avesko Ličiuėnėje daro technologijų dienas. Atvykome į šią šaunę šventę, lauko dieną, pasižiūrėti naujos našios technikos. Norisi matyti, kaip tobulėja technika. Ir technologiniai sprendimai. Technologijos. Naujos technologijos. Visos esančios technologijos. Mes žiūrim į 966, būtent frontalinį krautuvą. Tai premium klasės mašina. Ciklus galima užprogramuoti. Tarsi pusiau operatorius reikalingas, pusiau ne. Tai įspūdingai pasirodė. Tai svarstyklis labai naudingas daiktas, kada reikia krauti sunkvežimius. Nekyla problemų ant kelio, nepažeidė Lietuvos įstatymų. Yra ergonomiškumas, dar vienas iš tų aspektų, tai yra vairavimo sistema. Pamažina operatoriaus klaidas, ekonomija technikos taupasi, kuro sąnaudos taupasi. Wow. Galite pamatyti 2 ekskavatorius, vieną ratinę, vieną vikšrinę, su sumontuota automatinio kasimo funkcija. Rinkomės Cat ekskavatorių su Trimble sistema ir su roto tiltu dėl to, kad galima išgauti didelį tikslumą. 3D sistema įdomi, veikia, planuoja. Paspaudus keletą mygtukų kombinaciją galima padaryti 10% kažkokį tai nukasimą. Tuoj nebereikės net ir mokintis, kaip dirbti. Atsisėdė autopilotu, viskas vyksta. Tu nesuklysi, tau nebeleidžia suklysti kompiuteris. Didžiausias privalumas greitis. Tokių technologijų niekas dar negali pasiūlyti. Tona 700. Nesitikėjau, kad 6 tonis pakels. Jau daugiau darbų galima su juo atlikti. Gal reikėtų susimastyti ir 6 tonį įsigyti. Teko pabandyti padirbti su vikšriniu ketu, greideriu priedu. Tai patiko, buvo labai galima greitai suprasti, kaip veikia šita technika. Planšetė, kondiškė, Bluetooth'as veikia. Neįsivaizduoju, ką dar galima įdiegti su laiku, gal kavos aparatą dar padarys porankiai, kaip pilnos laimės. Visi darbai žymiai sparčiau pasidaro su nauja technika, su protinga technika. Šiaip iš tikrųjų visos esančios technologijos tik prideda pliusą ir likutinę vertę. Kas yra Caterpillaris? Tai yra šių dienų inovacijų pirmūnas.